Šiandien konkurencija versle yra didelė, kompanijos vis labiau nori išsiskirti ir unikaliai reklamuoti savo produktus. Taigi, papasakosiu apie keistas, juokingas ir net labai neįprastas produktų ir paslaugų reklamas televizijoje ar internete. 2018-aisiais IKEA nešiosioms moterims paleido 50% nuolaidą vaikiškoms lovelėms. Norint gauti nuolaidą, turėjo atsiimti reklaminį kuponą, ant kurio buvo nėštumo testas, kurį moterims reikėjo apšlapinti. Jei testas teigiamas, ant lapelio atsirasdavo lovelė sumažinta kaina. Apsisiotą bukletą parodžius parduotuvėje, pagaliau galėjai nusipirkti tą vaikišką baldą. Nesistebiu, kad ši reklaminė kampanija susilaukė tiek daug kritikos. Kompanija pardavinėjanti tualetinės kėdutes Squashy Potty 2018-aisiais paleido reklamą, kurioje gana vaizdžiai pasakojo apie tuštinimąsi. Visą tai iliustravo iš besituštinančio vienaragio lendantį vaivorykštinę masę. Mat jie pardavinėja kėdutes prie tualeto, kurios žmonėms padeda ištiesinti žarną ir lengviau tuštintis. Ši keista reklama pavyko. Po jos paleidimo kompanija kone iškart pralobo 33 milijonais JAV dolerių. Prieš keletą metų Amerikos rinkai Mountain Dew energetinio gėrimo marketingistai paleido reklamą įkūnijančią naują jų gėrimo skonį. Iš virtuvės pas 3 draugus, sėdinčius ant sofos, išlenda keistas padaras, kuris yra iš 3 dalių – šunies, beždžionės ir kūdikio. Gana šiurpu, nes tas padaras hipnotizuojančiai vis kartojo žodžius šuniukas, beždžionė, mažylis. Negerčiau šio gėrimo, nes iš reklamos atrodo, jog po jo man prasidėtų nejaukios haliucinacijos. Išėjus naujai žaidimų konsoliai PlayStation 3, kompanija jos reklamą išleido 150 milijonų JAV dolerių. Joje baltame kambaryje sėdi kūdikis ir žiūri į PlayStation 3 dėžę. Kraupus kūdikis pradeda juoktis, daryti šiurpes grimasas, verkti. Jo akise atsiranda įvairūs žaidimus atspindintys apokaliptiniai epizodai. Mano manymu, tai kiek per stipru, labiau primena siaubo filmą nei reklamą. Panašu, kad siaubą keliančios reklamos praeitame dešimtmetyje buvo itin populiarios. Šioje mobiliojo ryšio reklamoje moteris tamsioje požeminėje aikštelėje eina link savo automobilio, kai staiga išvysta žiauriai atrodančią mergaitę, kuri ją persekiojo ir galų gale per prievartą parodo naują akciją telefonui įsigyti. Pasak ekspertų, taip kompanija norėjo baimės jausmų sukelti susidomėjimą ir įsimintinumą, kai visur tave atseit persekiojo didžiulės nuolaidos. Heinz pomidorų padažas Čekijoje paleido labai keistą ir nepadorią reklamą, kuri vėliau buvo uždrausta. Na, jūs geriau patys pasižiūrėkit. Gal galėtum man pasidarbuoti ranką? Nežinau, o kaip reikia? Na, tu laikai jį ir įsivaizduoji, kad laikai kečupo buteliuką ir nori jį iškratyti. Kečupą? Aha. Gerai. Heinz, nezapomenutelné momenty. Již od roku 1869. Apie 2005-uosius Vodafone mobilusis tinklas paleido labai trumpas ir gana šmaikščias reklamas, kur kompanija reklamuoja ilgesnius ir pigesnius pokalbius jų tinkle. Tėti, aš neščia. Ups. Kartais gyvenimas yra daugiau nei 3 minučių pokalbės. Su Vodafone ryšiu kalbėk iki 60 minučių už 3 minučių kainą. Tėti, aš gėjus. Puiku. Mama, mums gimė dvyniai. Ačiū, kad paskambinai. Vedybos atšauktos. Nieko tokio. Mama, mūsų katė numirė. Nu va. Aš miegu su kitu. Aš irgi? Močiutė, aš emigruoju. Na tai viso gero? Finansinė korporacija E-Trade paleido gana neįprastą ir šmaikščią reklamą. Joje garaže sėdi 2 vyrai ir šimpanzė. Groja muzika, visi ploja. Nelabai suprantama, kas vyksta, kol nepasirodo tekstas. Jog jie ką tik veltui išleido 2 milijonus JAV dolerių, o ką darysi tu su savo pinigais? Tikiuosi jums patiko, jei taip, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito kartą.